Vieni vyrai, kai pirmą kartą susipažįsta su mergina, sako, jog žiūri į akis. Kiti sako, jog žiūri į kojas. Ne, visiškai nesąmonė tai. O iš tikrųjų, visi vyrai žiūri į moters... Čia kišat. Į moters iškirptį. Netikit? Aš jums įrodysiu. Šiandienos provokacijoje man sutiko padėti mano bičiulė Santa, kurios iškirptė yra paslėpta kamera. Ir jeigu vyro žvilgsnis nukryps nors vienu momentu į jos iškirptę, jo žvilgsnis bus užfiksuotas. Tadai, užduosiu vieną klausimą. Kur pirma krypsta tavo akys, kada pamatai priešai save nuostabią merginą? Man atrodo normalu, kaip ir kiekvienam normaliam vyrui. Kur žiūri? Kur krypsta akys? Jausis? Į akis? Ar tikrai? Taip. O paskui antras žvilgsnis kur? Žemiau į lūpas. Ne. Prieš tai į nosį, paskui į lūpas, po to į barzdą, o paskui jau... Deividai, noriu tau užduoti klausimą, jį ir užduosiu. Kur pirma krypsta tavo akis, pamačius priešai save, puikiai gražią merginą? Į suknelę. Greičiausiai. Taip. Melagytų. Lūpas raudonas ir suknelė raudona. Taip. Tikrai? Tikrai. O dar kur? Viskas vietoj, viskas normaliai. Supratau, Deividai, ačiū tau labai. Šalia manęs dar vienas Picasso grupės narys, Tomas. Tomai, klausimas tau. Kur pirma žiūri, kai prieš save pamatai puikią gražią damą, merginą? Plaukus. Bet tu pažiūrėk. Plaukus. Tikrai plaukus? O paskui? Kojos. O po to? Pilvas. O šiaip, Dainiau, kur tu žiūri iš tikrųjų, kai pamatai merginą? Akis. Sveikas, gyvas Haroldai. Dar vienas Picasso grupės narys, Haroldas. Haroldai, klausimas tau. Kur tavo akis krypsta, kai tu pirmą kartą pamatai merginą nuostabią šalia savęs? Labai tas reikalas, tai kažkaip kaip ir nepažiūrėsi. Aš jau be reikalo iš tikrųjų tą klausimą ir uždaviau, buvo viskas. Pas tave nėra kur nors? Ne, pas mane ne. Nesvarbu, neturiu kur dėti. Štai tokie mūsų provokacijos dalyviai. Iš tiesų maniau, kad beveik visi pasižiūrės į iškirptę. Bet atsitiko taip, kad 70–80% tik jų pasižiūrėjo. O ar jūsų vyrai dažnai žiūri svetimoms moterims į iškirptes? Mes tuoj sužinosime.